Labas rytas iš šio gražaus vandenyno uosto. Tai žodžiu, jo vakaras buvo toks sudėtingas, čia kol susiradau, kur pernakvoti ir panašiai, čia šitą mieste prablūdinėjau ir su bilietais, ir su bloga navigacija, žodžiu. Bet viskas atsipirko, kadangi šiandien ryte iš karto žinojau be jokios navigacijos, apsinakvojau visiškai netoli uosto. Ir žinau be jokios navigacijos, kur ir kaip važiuoti, tai tik atsikėliau, iš karto užvedžiau variklį, 5 minutės uoste, kaip tik atsidarinėjo agentūra, jie patikrino ir dar buvo bilietų į tas salas ir gavau bilietą. Tai va, turiu bilietą, dabar galiu grįžti, persirengti, susitvarkyti, nueiti ramiai pavalgyti, laivas išplaukė 11 valandą. Va, čia jie nėra dideli tie laivai, bet plaukia greitai. O kaip tik vienas ten stovi, o kitas mato tolsta. Tai su viena iš šitų linijų plauksiu. Va, ir turėtų būti tikrai labai įdomi diena. Išplaukiu 11, būsiu 12. Iš ten išplaukiu pusę 7, būsiu grubiai čia pusę 8. Ir šiaip planas vakare, nežiūrint to, kad šitas miestas tikrai kaip miestas, nesu tokiam jūriniam mieste tokio tipo buvęs, kad jis būtų tuo pačiu toks pusiau poilsinis, nes labai daug viešbučių, iš tiesų labai daug viešbučių, be galo daug turistų, toks jausmas, kad čia ir jūreiviai pasilieka, nes vakare čia švenčiančių vyrų buvo masė visur ir jaunimo daug važinėjančio automobiliais ir motociklais naktį triukšmingai. Tai va, bet jis nėra kaip vienas iš tokių top 3 miestų Ispanijos, tai va, Madridas ir Barcelona iš tiesų yra tie miestai, o šitas paplūdimys tai taip, jis yra tarp 2 salų, jis yra vienas garsiausių visame pasaulyje ir jei jau esi prie Santiago miesto už 90 km yra va šitas uosto miestas Vigo ir nenuplaukti ir nepamatyti tos vietos, tai tikrai būtų nusikaltimas. Va, nes po to vėl atvykti čia tikrai yra toli. Va, tai tiek tų žinių, apsitvarkau, suvalgau pusryčius ir laukiu savo laivą. Va, matau kaip tik, dabar tai jau tikrai matau savo laivą ir jeigu apsisuksiu, va ten matote stovi, tai kaip tik yra ketvirta išplaukimo vieta ir būtent šitos kompanijos laivas. Tai visiškai nemažas, tikėjausi bus mažesnis. Tai va, mielieji, toks gražus rytas. Tokia graži sekančio kelionės etapo pradžia. Dar va, atsuksiu į vandenyną sekundėliai. O pasižiūrėkit, mano mylimiausias keliavimo būdas yra vanduo. Tai nepraleisiu to ir šias atostogas. Tai tiek šiam kartui. Iki. Sėkmingai patekau į laivą, nedidukas laivas, visi žmonės iš karto sulipo ir susėdo. Va, ir kol laukiau pačio laivo, tai čia toks senyvo amžiaus žmogus vaikščiojo, visus kalbino. Ispaniškai, aišku, nieko ten nesupranti, bet iš kelių žodžių supranti, kad klausia, ar plauki į šitas salas. Ir kažką apie bilietus, tai parodžiau bilietą, jis man nieko nesakė, bet kiti žmonės parodė vaučerį. Tai žodžiu, pasirodo, jeigu tu ateini su to vaučeriu, turi nulėkti į kasas, greitai pasikeisti ir pasiimti bilietą, kitaip į laivą nepateksi. Ir jau esu čia girdėjęs istorijų, kaip čia žmonės ir po antrą kartą paprašo už juos susimokėti, jeigu pameti čekį ir būna sugenda laivas, tai lieka salo ir ten po kelių valandų ir nenori sugrįžti. Žodžiu, visokių istorijų, bet būtent apie šitą kompaniją šiek tiek geresni atsiliepimai. Tai va, tai plaukiu į tą nuostabų paplūdimį, panašu į tai, kad šios dienos kelionė irgi pavyks.
štai ir atvykau į tą nuostabią salą ir tik išlipus iš laivo, čia yra tokia šauni kavinukė. Pasižiūrėjau, jo kainos šiek tiek didesnės, bet visai įkandamos, taip kad badu čia tikrai nenumirsiu, vandens yra, bet man labai patiko užrašas, kur buvo užrašyta, kad restoranas neatsako už tai, jeigu žuvėdros nuneš jūsų patiekalą. Ir iš tiesų jos vaikšto stalais, triukšmauja, pešasi ir ten netgi tam užraše už manęs, tai parodysiu, tas užrašas, ten jeigu pastebit, matosi žuvėdra, kuri nuneša žuvį iš lėkštės. Tai čia iš karto yra perspėjimas ir jeigu prarasit savo žuvį, tai tikrai jos nekompensuos. O visa sala, jie veda tokie takeliai. Ir tiesiog bandysiu dabar tais takeliais pasivaikščioti. Šiaip saulė be galo yra aktyvi. Turbūt maksimumas, koks gali būti jos aktyvumo, tai visur praneša, išsitepkit kremais, apsisaugokit nuo saulės, pasimkit kalno vandens. Ir tada galit čia laiką leisti. Tai tiesiog pasivaikščiosiu ir pasižiūrėsiu, galbūt susirasiu kokią šauną vietelę, kur tiesiog galėsiu pailsėti. Ypač aktyvi saulė, todėl apsisaugojau maksimaliai, kiek galėjau. Nors kamera gali perduoti šitą grožį, kurį matau, tai vargiai, bet iš esmės tai yra labai labai švarus, smulkus smėliukas, toks kaip mūsų Nidoj, bet visa kita yra kitaip, yra be galo giedra, labai žydras vanduo, labai šiltas, labai skaidrus, žmonių čia beveik nerasta, tai iš tiesų yra poilsiautojų rojus, kaip ir rugsėjis, tai tarkim lyg ir ne sezonas jų supratimu, galbūt dėl to čia ir tų žmonių mažiau, bet iš kitos pusės tai oras tai yra visiškai vasariškas mūsų supratimu ir šiandien yra daugiau nei 30 laipsnių šilumos. Ir tiesiog gyvenk ir mėgaukis. Salas iš abiejų pusių skalauja vandenynas. Ir tarp vienos salelės ir kitos yra toks akmeninis padarytas tiltas, sujungtos salos. Ir šiuo metu bangavimas yra iš šitos pusės, o kitoj pusėje yra toks kaip mikro jūrinis ežerėlis ir pro šitą tiltą prateka vanduo. Ir čia visiškai negilu ir jisai sukuria tokį ežerėlį tarp tilto ir ten to smėlingojo paplūdimio tolumoje. Ir čia vanduo yra visiškai skaidrus ir tiesiog eini ir gali stebėti žuvų gyvenimą ir matyti viską, kas vyksta po vandeniu. Žodžiu, labai labai įspūdinga vieta. Šios salos labai saugomos dėl savo gamtos, kaip ir mūsų Kuršių nerijos pusiasalis. Ir nakvynės viešbučių čia nėra, bet iš tiesų yra tokios labai dailios palapinės. Tiesa, galima ir savo palapinės pasistatyti. Ir čia ištisas jų miestelis, kur tiesiog galima pernakvoti ir grįžti kitą dieną. O jeigu, aišku, nenori palapinėje arba savo nepasiėmei, tada gali pabūti tik vieną dieną. Salą eina labai gerai išgrįstas takas patogus, bet iš tiesų reikia padoriai kopti į viršų. Bet į kurią pusę be pažiūrėtum yra nerealus grožis, kad ir už manęs kita sala, į kurią neveža tie komerciniai keleiviniai laivai, o galėt plaukti tik jachtą ir jeigu matote, per vidurį jos yra paplūdimys su žaliu smaragdiniu vandeniu. Ir netgi čia, šito šlaito apačioje, ten matote toksai labai labai žalias vanduo. Žodžiu, absoliutus rojaus kampelis. Tai priešais mane švyturys šitos salos, ten matosi ant kalno viršūnės, tai nuo jo turėtų būti dar gražesnis vaizdas. Ir netiek daug jau liko keliauti, tai bandau užkopti.
akimirkos šioje nuostabioje saloje. Ir po 45 minučių būsiu grįžęs į Vigo miestą, iš kur pratęsiu savo kelionę. Noriu toliau keliauti į Madridą, bet pasižiūrėjau, kad važiuojant į Porto miestą, antras pagal dydį Portugalijos miestas, tiesiai atvažiavus jo pagrindinę aikštę, tiesiog ją pamačius, visai patogu toliau važiuoti į Madridą, neprailgėja kelionė labai stipriai. Va, o pamatai dar vieną vietą, nesu buvęs Portugalijoje, tai manau, kad pabandysiu važiuoti būtent taip, toliau iš Porto į Madridą, iš Madrido į Barceloną. Na ir po kelių dienų persikelsiu į Prancūziją.